Labą dieną. Labą dieną. Nu, kaip sekasi? Gerai, padėk Dieve, neblogai. Nu ką? Visai netgi ne... Atsiprašau, užlipant jūsų tekstą. Nieko. Norėjau paklausti, vyrai, tokio dalyko. Vat gal kas iš jūsų turit, vat, kokių nors darbingų giminių, kokiuose atokiuose Lietuvos kampeliuose, ten, nu, ar Baltarusijoje kokiuose. Ar yra tokių dalykų? Yra. Aš turiu giminių Amerikoje, babutė siuntinius siųsdavo. Meluoji, taigi tavo visi giminės Lūkiškėse nežinai. Aš meluoju. Avaka tau, sabaka. Aš nemeluoju, aš dantį duodu. Nu, vyrai, nu, užsičiaukit, nu, aš arba jūs tojau pat persodinsiu, aš jūs persodinsiu! Ir kartuoju klausimą. Ar kas nors turit pajėgių dirbti giminių kur nors Lietuvos pakrašty? O jūs čia klausėt kaip direktorius darbo klausimais, ar tik dėl bendro išsilavinimo? Koks tavo reikalas? Germafroditė su kepeninėm ausim. Jeigu direktorius klausia, reiškia, jam reikia žinoti. Nu, be reikalo taip karščiuojas. Be reikalo. Tai va, viena delikati įstaiga, Lūkiškių kalėjimas, ieško prižiūrėtojo. O dirbti niekas nenori, jūs irgi nenorėsit. Nu, tai jau tikrai ne. Nu, va. Ir nenorės niekas. Kas laikraščius skaitys, kas televizorių žiūrės. Nu, o kas neskaito, gal ir susigundys. Tai va, kalėjimas duoda batus, duoda uniformą ir padeda be konkurso įstoti Riomerio universitete. Nu, a tai ko tylit, kaip per tardymą kokį? O galima paklausti klausimą į klausimą? Tai galima, aišku, klausti. Ar pašalpą šiandien mokės? Jo. Tu, pinigų reikas su kareivio šveiko veidu, pasižiūrėk į veidrodį. Atneš veidrodį. Pasižiūrėk, išpampės, koks tu nesublogęs, kurių velnių tautos prakruštos pašalpos reikalingos. Sėskės į vietą! Sabaka, tu palik mane ramybėj! Būtina visą savo nedakruštas problemas užkraut ant jaunos valstybės pečių. Nu, ko turėkit? Apsiraminam visi, apsiraminam. Direktorius, tęskite, prašom. Taip, reiškia, teisėsaugininkų nėra. Patys nenorit, giminių neišduodat. Gerai. Prisiminkit šitą mano siūlymą tada, kai jūs tamsiojat tarpuvartėj naktį, žulikai su peiliu pjaus. Aš tada pažiūrėsiu. Nu, tvarkoj. Tiek to. Taip, yra toks darbelis 2 žmonėms, nebijantiems vandens. Aš tai girdėjau, kad vandenio bijosi tie, kur serga pasiutlygė. A gerai, kad toks protingas, a ne? Protingas gerai. Tiesiai atsisėsk! Ir patraukit šitą grafiną nuo manęs, matau, kad ir! Nesinervuokit. Negerai. Kas negerai? Su nervais negerai. Jo, jums tikrai, ponas direktorius, generalinis, blogai su nervais. Neuro arbatą gerti. Palauk. Neuro teisė. Palauk! Prie ko čia pasiutlygė? Pas jumis turbūt kaip pas maršalą Manerheimą niešti nuo neurodermito oda, kasotės visą laiką. Oi, tu. Okei. Pašnekėsim. Taip, baseinas Undinėlė ieško 2 plaukimo instruktorių. O, tai kad nelabai. Tu durnas? Kas? Tu durnas, tau su nervais blogai. A čia blogai. Mergos, kai mokinsis plaukyti, taigi mes iš apačios smaudimukus prilaikysim už papūkų. Jamam! Ar patys plaukt mokat? Mokam, tikrai mokam. Mokam, ypač peteliškę. Tai, tu žinok, nebijok. Kai šiaip tai būsim ant Melkavodjaus, a kai giliau, tai paimsim gelbėjimo liemenės. Jamam šitą darbą, mes mokam plaukti, kaip filosofas Arvydas Juozaitis, pušku baseinė,
Pušku, pušku. Kutenkit mane, kutenkit. Generalinis mūsų nervuojasi. Oi, mama. Aš miego labai noriu.